Sveikos brangiosios svarstyklės, pažiūrėkime, kas laukia jūsų gegužės mėnesį. Kas laukia svarstyklių 24 metų gegužės mėnesį. Kas laukia svarstyklių 24 metų gegužės mėnesį. Oi, kortos krenta, bet tokiom dideliam krūvom, kad nelabai jau čia aš iš jų ką ir galiu išrinkti. Kas laukia svarstyklių gegužės mėnesį. Kas laukia svarstyklių gegužės mėnesį. Bei viena korta iš orakulų kaladės. Ką reikia daryti svarstyklėms, kad mėnesis praeitų sėkmingiau, efektyviau, kaip sviestu patekta. Na kągi, svarstyklės, pirmiausia, kaip visada, pažiūrėkime jūsų taro kortas. Pirmoji korta, kuri jums apskritai iškrito finansinės kortos, tiek čia mes matome monetas, tiek čia ir kažkokie tais neramumai, kažkas jūs neramins. Taigi, bet pradėkime nuo pirmosios kortos ir pirmoji jūsų korta yra monetų tūzas. Tūzas yra sėkminga kažkokia tai pradžia, kurią jūs pradėsite šį mėnesį ir jinai susijusi su finansiniais dalykais. Nebūtinai su finansiniais, pavyzdžiui, gali būti ir, kad jūs kažkokią tai investuosite į kažką, tai kas turės jums ilgalaikiame laikotarpyje kažkokią tais naudą. Tai pavyzdžiui, galbūt jūs netgi investuosite į savo sveikatą, kas jums atsipirks vėliau, nes jūsų sveikata bus gerai. Jūs investuosite į savo automobilį, nes tas automobilis jums yra reikalingas, kad jūs kasdien sėkmingai keliautumėte į savo darbą ar kažkur tai kitur keliautumėte. Taip. Arba investicija, pavyzdžiui, kažkokios tai studijos, nes tai turės vėliau ilgalaikę naudą jūsų karjerai. Bet tai gali būti pasiūlymas susijęs su finansais, tai yra, pavyzdžiui, naujas darbo pasiūlymas arba esamame jūsų darbe aukštesnė pozicija, taip, kadangi atlyginimo kilimas, pavyzdžiui. Kokie dar gali būti būdai, kaip jums gali ateiti tie pinigai tą mėnesį, nes ta ranka su ta moneta, kaip ir rodo, kad jums pinigai, galimybė yra kažkokia tais tos pinigus pasididinti arba investuoti sėkmingai. Tai pavyzdžiui, dar gali būti, kad, pavyzdžiui, buvo kažkoks draudiminis įvykis ir jūs gaunate už tą įvykį, taip, jums išmoka žalą. Gali būti, kad valstybė gražins kažkokius tai pinigus arba darbovietei premiją už gerai atliktą darbą, pasiekimus kažkokius tai numatytus. Arba gali būti, kad jūs pradėsite naują verslą. Arba gali būti, kad jūs atsidarysite, pavyzdžiui, kažkokį tai kaupimo, taupimo, draudimo fondą, taip, kuriame jums ten kaupsite tos pinigėlius ir kad jie augtų, taip, arba akcijų nusipirksite sėkmingai. Kažką tai finansinio greičiausiai pradėsite. Bet kaip ir sakiau, nebūtinai su finansais susiję, gali būti tiesiog, kad stabilaus fundamento kūrimas. Nesvarbu, ar tai karjeros, ar tai finansų. Kažkas tokio greičiausiai jums bus pagal šią kortą ir ši korta apskritai sako, kad tai bus sėkminga pradžia. Tai jeigu turit kažkokią idėją, tai tikrai imkitės jos, jeigu jums baisu, kad ar jums užteks pinigų, sveikatos, idėjų, kad, pavyzdžiui, tą savo verslą plėtoti, tai tikrai jums užteks. Tai tiesiog išnaudokite tą galimybę. Ir antroji iškart jūsų korta monetų trejetas. Monetų trejetas
vėlgi, vat, kaip matot, tūzas tai yra pirmoji korta, dvejetas jau kažkur praleidžiamės dvejetą, iškart dabar jau pas jūs trejetas eina, tai po biškį kyla tie skaičiukai, taip, tai vat, jūsų antras žingsnis, kuris turi būti, jau turite savo idėjas paversti realiais veiksmais, realiais rezultatais, kad ir toliau jūs galėtume statyti kažkokį va, tą vat, sėkmingą ateičiai fundamentą. Gali būti, kad jūsų, pavyzdžiui, kažkas tais klausys kaip vyresniojo mokytojo, vadovo, dėstytojo. Na, gali būti, pavyzdžiui, kad jūs kažką tais apmokysite. Arba jūs mokysitės naujų dalykų. Tai va taip greičiausiai ir bus, kadangi jūs kažką naujo pradedate, taip. Galbūt jūs prisėmė tą jums pasiūlytą naują poziciją arba aukštesnėje poziciją ir jums iškart prie to paties atkeliauja ir naujos užduotis, pareigybės ir jūs, pavyzdžiui, kolegos jūs moko, kaip tas naujas užduotis kasdien reikia atlikinėti. Tai vat kažką tais mokysitės greičiausiai pagal tą monetų trejetą arba tiesiog labai užsimotyvavę žingsnis po žingsnio bandysite kurti savo tą stabilę, ramią ateitį finansinę, bandydami įdėti kažkokių pastangų, kasdien kažko mokytis, tai ar studijas paimsit, ar papildomas paskaitas kažkokias, tai ar privačiai mokysitės, ar galbūt kokių kalbų mokysitės, arba praktiškai darbo vietoje įgysite naujų žinių. Ir paskutinioji jūsų korta – kardų devynetas. Kardų devynetas rodo arba ryškius sapnus, arba bemiegės naktis, tiesiog greičiausiai naktį labai daug mąstysite, nerimausite ir gali būti, kad jūs nerimausite dėl šito jūsų naujo projekto. Tai viskas yra suprantama, galbūt jums yra baisu, kad ar jums užteks jėgų, ar jums užteks finansų, ar jūs šiandien įsiskolinsite, ar jums toj bankrotas negresia, o galbūt kaip tik žmonių mažai pas jūs kreipiasi, taip nori jūsų prekių paslaugų, irgi jūs nerimaujate. Tai vat kažkokie nerimavimai bus ir pagal kortas tai greičiausiai bus susiję dėl šito naujo projekto, dėl šitos naujos kažkokios tai finansinės pradžios. Arba gali būti, kad šį mėnesį persidirbsite ir turėsite skausmą. Gali būti nuo galvos viršaus iki kažkur krūtinės nugaros viršutinės dalies. Tai yra viskas, kas susijęs su galva, veidu, kaklu, pečiais, širdim, viršutinė nugaros dalimi. Galite kažkur pasitempti, tai labai atsargiai. Taip, saugokite sveikatą. Nestresuokite, nes stresas tai didžiausias priešas. Tikrai viskas turi jums pasisekti, kadangi pas jūs šią sėkmingos pradžios kortą ir finansinės pradžios, tai žinokit, viskas turi būti gerai ir jūs judat į priekį, jūs augat, jūs tobulėt, kadangi monetų trejetas. Tai aišku yra natūralu, kad pas jūs yra tos bemiegės naktis, bet pasistengkite išsimiegoti. Ir gali būti, kad jums čia taip pat kaip žinutė yra, pradėkite analizuoti savo sapnus, galbūt kažkokią tai svarbią žinutę pamatysite savo sapnuose, jums pasąmonė kažką norės pasakyti, galbūt jūs esate situacijoje, negeroj situacijoje, taip arba netinkamoj savo situacijoje, iš kurios geriau bėgti. Ir va tas jūsų kardų devynetas man labai susijęs su jūsų orakulų korta, kuri jums iškrito. Tai yra, ką jinai sako, kad nesiekite niekieno patvirtinimo, pritarimo. Ta prasme, jeigu turite savo nuomonę, keliaukite taip, kaip jums atrodo, kad jūs turite tai daryti. Galbūt va čia ir yra jūsų ta bėda šį mėnesį bus, kad negausite kažkieno pritarimo,
žmogaus, kurio pritarimo labai jums norėjosi, taip, ir dėl to jūs nerimausite, pergyvensite, galvosite, gal man reikėjo taip padaryti, gal taip, galbūt tada tas žmogus pritartų, nesvarbu, pradėjote tą naują projektą, tai yra jūsų projektas, jūsų, kaip sakant, kūdikėlis, tai jūs ir darykite viską taip, kaip jums atrodo yra geriausia, nes jeigu vis dėlto jūs paklausysite to žmogaus taip ir po to pasirodys, kad, atėjo nesėkmė, tai o ką jūs tada kaltinsit? Visada reikia tik į save žiūrėti, tik į savęs klausyti ir jūs patys geriausiai žinot, ką reikia daryti, taip kad ir mažiau ten pergyvenkite. Tiesiog žinokite, kad jūs darote taip, nes man tai patinka, aš turėjau kažkokios patirties ir žinau, kad taip reikia daryti, aš jaučiu vidumi, kad aš turiu daryti taip. Ir visai nesvarbu, ką kiti sako. Jeigu tie kiti žmonės taip jum aiškina, ką daryti, tai tegul jie patys eina ir kuria tą savo kažkokią tai finansinį pagrindą po kojomis, bet nesikiša į jūsų kuriamą finansinį pagrindą. Taip, tai visiškai nekreipkite dėmesio ir darykite viską, kaip jūs norite, jokių kitų žmonių neklausykite ir jūs turėsite labai sėkmingą naują finansinę pradžią. Tai linkiu svarstyklės jums didžiausios sėkmės. Ačiū, kad žiūrite ir susitiksime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.